dirbti į biblioteką gali ateiti žmonės turintys negalią, turintys individualių specifinių poreikių, turintys mokymosi sutrikimų ir apie kitataučių žmonių įtraukimą į Lietuvos kultūrinę erdvę. Man visi bibliotekininkai yra kaip šeima. Man padeda minčių, duoda pakvėpimą. 2021 metais bibliotekų manifestas buvo sukurtas ir pasirašytas. Bibliotekininkai patys išvardijo tuos 10 punktų, kuriais Lietuvos bibliotekų laukas yra pasiryžęs sekti ir jų siekti. Prieš kokį 5 metų pamastėm, kad ne visi tie, kurie galėtų pas mus būti, yra čia. Turėjom galvoje autizmo spektro sutrikimo, kitokių kalbos, elgesio ypatumų turinčius asmenis. Ir tada mes nusprendėm organizuoti tokius sensorinius skaitymus. Mes sukūrėm programą, sukūrėm metodiką, įrengėm sensorinį kambarį, taip sakant, pritaikėm aplinką, kas labai svarbu, ir pradėjom šitą programą vykdyti. Pasisekimas tikrai buvo labai didelis. Jis išplito į visą Lietuvą, tada pagalvojom, kad tegul būna biblioteka visiems, nes jinai tikrai tokia turi būti. 2 metai praėjo, dabar mes kiekvienoje iš 60 savivaldybių bibliotekų turime prieinamumo ambasadorius. Atsirado toks ženklas, spalvota dėlionė, kuri dabar yra ant kiekvienos viešosios bibliotekos įėjimo durų. Matau mano kolegas patiriančius tikrai nemažai iššūkių. Labiausiai pastebiu iš nežinojimo ir pasimetimo keistai priimamus sprendimus. Viskas nurašoma ant to. Jis čia spec, tegul daro belenką. Ne, tiem vaikam irgi reikia ribų. Jie tiesiog turi mažesnį tolerancijos lygį blogiems įpročiams, su kuo mes taikomės. Dažniausias mitas, kuris labai stiprina stigmą, kad žmonės su psichikos negalia yra pavojingi, linkiai smurtą, remiantis objektyviais tyrimais, žmonės su psichikos negalia žymiai dažniau patys tampa agresijos aukomis negu agresoriais. Dalį mūsų baimės ar kažkokio noro atsitolinti sukelia ne kažkoks to žmogus pavojingumas, o tiesiog jo neįprastas elgesys. Dažnai tai pagalbos šauksmas. Molėtų biblioteka, sako direktorė Nijolė, sako, kaip man keista kalbėti, nereikia čia jokių specifinių terminų, yra žmogus ir tu žiūri, ko jam reikia. Mūsų resursai suprasti ir priimti kitus žmonės yra didesni. Jeigu mes su visais žmonėmis geriau elgtumėmės, tie žmonės, kurie šiandieną patiria iššūkių, jie tiesiog lengviau integruotųsi. Kai pasako, kad psichinė negalia, tai tiesiog kaip duris užsiveria, bet kaip susitinki su žmogumi ir žvelgi jam į akis, sugeba paliesti tavo širdį, tavo sielą, tai ištirpsta visi klausimai, visos sienos ir visi barjerai. Va čia ir yra ta bendruomenė. Visi yra čia. Kiekvienas bendruomenės narys. Nežiūrint nei jo skirtingumų, nei įvairumų, jie visi čia laukiami. Biblioteka yra viskas. Ir prekybos centras, ir muziejus, ir bažnyčia, kam kokie poreikiai iš tikrųjų. Jis yra traukos centras. Aš jaučiu pasididžiavimą, labai didelį pasididžiavimą.